Mano siela turbūt įdegė po truputį visų talentų, nedidelių. Nė vieno didelio nebuvo. Nei aš tapau artistas, nei aš buvau režisierius, pats per save išmokęs. Nei aš ypatingas dirigentas nebuvau, kai reikėjo operetę diriguoti. Sudėtingesnis jau dalykas operetė. Mėgdavau visus vaidinimus, kurie turėdavo kartu ir muziką. Jeigu muzikos nebuvo kokiam nors vaidinime, tai aš pasistengdavau kur nors įterpti tos muzikos. Karambolina, karamboleta, tu karalaitė mus graži. Karambolina, karamboleta, mūsų svajonio tavęs sėsi. Ir tų žemingų, šypsnių netvingų, ir būtis užvalda širdį. Karambolina, karamboleta, pašarties sudažyk kambarą visur. Kažkada buvusiam kukliam darbuotojui, galbūt jam likimas lėmė to laiku pabūti vadovu. Galbūt jam likimas lėmė iš tikrųjų tuo vadovu pabūti ilgiausią laiką, turbūt nuo 70 metų. Kada dar šitas pastatas, šita mokykla buvo tik pradėta statyti ir tais metais teko užsiminti daugiau ūkiškais darbais, pedagoginė veikla. Prisimenu gerai, kai mes čia šitose patalpose kūrėmės, kaip dirbom, kaip montavom stalus, kėdes, kaip nešėm iš įvairių vietų, kaip iš ano pastato per langą kėlėm fortepijonus su kranais ir žiūrėjom, kad jie neparvirs, nenugriūtų, nebūtų sulaužyti. Viską nešėm čia, įsikūrėm, gyvenom. Prisimenu labai gražų kolektyvą, nepaprastai įdomu. Kiekvienas, kuris dirbo šioje mokykloje, buvo tikras, galima sakyti, savo reikalą. Žinovas, nepaprastai darbštus. Visi mylėjo savo darbą, dirbo atsidavusiai. Mokykla, kad ir buvo dvilypė tokia, tačiau jį daugiau garsėjo kaip savo muzikinę pusę. Čia buvo garsus meno kolektyvai, profesionalūs kolektyvai. Užėmė daugelį konkursų prizinės pirmasis vietas, dalyvavom visose
dainų šventėse ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad prisiminimai yra labai gražus. Vėl rudenį sugrįžtam į išminties namus. Čia gėrio, grožio pasisemti ir prisiliest prie tiesos šaltinių ir širdimi pajaust vieni kitus. Sveikinu visus su mokslo ir žinių švente ir kartu mūsų naujosios pirma diena, dar tik tai gyvenančios menų mokyklos pradžia.